Sveiki visi, kadangi už 2 dienų rašome matematikos bandomąjį egzaminą, tai šiandien norėjau šiek tiek atsiriboti nuo olimpiadinių uždavinių ir aukštosios matematikos ir pasimti vėl VBE ir būtent tik trečios dalies uždavinius. Vien dėl to, nes pirmos ir antros dalies uždaviniai jie nėra tokie sunkus, ten dažniausiai 1-2 veiksmai ir tiesiog labai vargina juos iš eilės taip varyti ir dar bandyti paaiškinti, tai juos gana nesunku, manau, įsiaiškinti ir patiems, bet va su trečia dalim yra daug sudėtingiau, kadangi jau turi būti pilni sprendimai ir dažniausiai net keli punktai. Tai pasiėmiau 2014 metų trečios dalies uždavinius ir vienas dalykas tai dėl to, nes tais metais buvo net 30 uždavinių. Ir 7 uždaviniai buvo trečioji daly ir net po kelius punktus. Tai tiesiog tokį truputį sudėtingesnį galbūt norėjau paimti tam, kad tiesiog pasižiūrėtumėt, kaip galima galvoti, spręsti uždavinius. Ir jeigu turit kažkokių kitokių sprendimų, randate, kaip galbūt paprasčiau padaryti, arba tiesiog kitokį būdą, tai būtinai galit parašyti į komentarus, pasižiūrėti, padiskutuoti. Tai pradedam nuo pirmo. Pirmasis trečios dalies uždavinys yra su funkcija. Pradžiai mums yra duota funkcija. Mums yra duota funkcija f nuo x lygu sinus x minus kosinus 2x. Mums reikia apskaičiuoti f nuo x reikšmę, tai x yra pi iš 2. Tai tiesiog įsistatom į funkciją pi iš 2. Turim sinus pi iš 2 minus kosinusas 2 kart pi iš 2, tai tiesiog pi. Paslinksim. Sinus pi iš 2 ir pagal grafiką, ir pagal lentelę galima pamatyti, kad tai yra vienetas. Kosinusas pi yra minus 1. Tai vadinasi, mes atimam minus vienetą, tai gaunam 2. 1 plus 1, 2. Tiek aišku. Toliau. 23 antras parodykite, kad f nuo x yra lygu sinus x plus 1 kart 2 sinus x minus 1. Tai gerai, mums reikia iš šitos prieiti į šitą. Tai pradžiai tiesiog reiktų, man atrodo, pasižiūrėti, kas yra specialaus su šitose trigonometrinėse funkcijose. Matom, kad kosinus yra 2x, nes galima panaudoti kosinuso 2x išreiškimo tą formulę. Sinus x minus ir skliaustus būtinai nepamiršti, nes mes dabar plečiam tik kosinus dvigubo kampo. Kosinusas dvigubo kampo yra kosinus kvadratu x minus sinus kvadratu x. Matom taip pat, kad atsakymą mums lieka tik sinusai, vadinasi, viską mes turim verstis į sinusus. Tai šiuo atveju, ką mes galim pasiversti į sinusą? Žinoma, kosinuso kvadratą. Tai bus lygu sinus x. Ir čia vietoj kosinus kvadratu x turėsim 1 minus sinus kvadratu x ir minus sinus kvadratu x. Atskliausdami turim sinus x minus 1. Ir čia bus minus sinus kvadratu x minus, tai bus minus 2, bet čia dar minusas, tai vadinasi plus 2 sinus kvadratu x. Ir kaip dabar išskaidyti dauginamaisiais? Čia yra išskaidyti dauginamaisiais, tai mums irgi reiktų kažkaip išskaidyti. Žinoma, galima tiesiog panaudoti diskriminantą ir galima iškart skaičiuoti su sinusu, bet kad būtų tiesiog dėl aiškumo tiesiog įsivesiu keitinį t lygu sinus x. Tai tada bus 2t plus t minus 1 lygu 0, tam kad išskaidyt, prisilyginam 0. Ir čia galima tiek su diskriminantu, tiek su vieto teorema. Aš padarysiu su vieto teorema. Pasidalinti iš 2 čia kvadratas. Taip gausis t kvadratu plus 1 antroji t minus 1 antroji. Mums reikia rasti du skaičius, kurie susidaugina iki minus 1 antrosios ir susideda iki minus 1 antrosios. Tokie skaičiai yra 1 antroji ir minus 1. Tai viskas, tai dabar išsiskaidyti galim šitą kaip 2 t plus 1 t minus 1 antroji. Sinusas, mes sakėm, yra t, tai mes turim
2 sinus x plus 1 ir sinus x minus 1 antroji. Ką mes turėjom gauti, dabar žiūrim. Mes turėjom sinus x plus 1 gauti, tai kurį mes jau turim, ir tada turim 2 sinus x minus 1. Šitoj vietoj labai lengva pastrikti, nes nežinom, nežinoti, ką daryti. Tai matom, kad šitą jau turim, bet šito neturim. Bet išraiška yra teisinga. Čia yra dvejetas, tai dvejetą galima į kažkuriuos kliaustus tiesiog sudauginti, nes nieks nepasikeis tiesiog. Tai jeigu sudauginsim su šitais kliaustais, bus 2 sinus x minus 1 sinus x plus 1 ir viskas, išskaidėm. Nes mes nuo originalios šitos, tai ėjom iki išskaidytos, kurios mums ir reikėjo. Toliau. Spręsti lygti f nuo x lygų 0. Čia vėlgi. Mes įsireiškėm f nuo x kaip dviejų sandaugų. Mums, kai reikia skaičiuoti lygų 0, tai geriausia turėti kažkokią sandaugą, nes tada galim prisilyginti vieną kitą pusę. Tiesiog 0, vieną kitą dauginami ir išsispręsti. Tai negrįžkit į pradinę funkciją. Nebent tai yra paprasčiau. Tai negrįžkit į šitą, o tiesiog naudokit tą išreikštą. Ir dar vienas toks triukas. Jeigu nežinot, jeigu nerandat, pavyzdžiui, kaip įsireikštot šito 23 antro, o 23 jūsų prašo išspręsti lygti f nuo x lygų 0, net jeigu šito neradot, vis tiek naudokit tą reikšmę. Vis tiek galit naudoti tą reikšmę. Nes jums prašo įrodyti, jūs neįrodėt, bet tai yra tiesa, kadangi tai yra tiesa, galit naudoti ir 23 trečiam. Tai čia tiesiog toks kaip pasiūlymas. Ok. Reikia išspręsti šitą lygtis, čia iš karto eisiu lygį 0. Tai nuo čia turim. Mes kadangi darėm dabar, žiūrėkit, praeitam keitinį, mes čia radom nulius. Tai čia 2 sinus x minus 1 lygų 0, sinus x lygų 1 antrai ir sinus x iš šito yra dar sinus x lygų minus 1. Kai mato, čia grinai yra keitinio reikšmės. Tai čia jau kaip pastebit. Jeigu pastebit, tai iš karto va čia kažkaip rodiklėlę ir daro toliau parašydami. Jeigu ne, tai tada čia tik 3 eilutės, tai nelabai kažką žinot pakenkia. Gerai. Dabar su šitu turim x lygų. Arc sinusas 1/2, kas yra 30 laipsnių, bet rašom radianais, nes mes jau suaugę. Tai pi 6 ir pagal formulę, kuri yra, man atrodo, ir formulinė, jei yra ten 1/2 ir kitos reikšmės, jeigu reikšmės nėra sinus x ir kosinus x lygų 0 arba 1 minus 1, tai tada geriau naudoti tiesiog formulę. Minus 1 pakelta k, padauginta iš pi 6, nes arc sinusas 1/2 ir tada plus pi k, kur k priklauso sveikiesiams skaičiams. Tai čia turėsim vieną sprendinį, o kitas sprendinys sinus x lygų minus 1. Tai čia šitos formulės visiškai nereikia, kadangi dėl to, nes, žiūrėkit, greit parodyt. Jeigu čia yra sinusoidas, tai čia yra 0, tada po pi vėl yra 0, po pi vėl yra 0. Tas pats su vienetu vienetas, tada praeina 2pi vienetas, praeina 2pi vienetas. Čia minus 1, praeina 2pi minus 1 ir taip toliau. Tai periodas yra tiesiog konkretus. Dabar jeigu turim 1/2, tai bus čia ir čia. Ir be šitos formulės, galima įsireikšti, bet tiesiog paprašiau tiesiog panaudoti formulę. Tai čia tik dėl to. Ir turim x lygų, dabar arc sinusas minus 1 yra tiesiog minus pi iš 2. Ir toliau pridedam periodą, kuris yra 2pi k. K priklauso sveikiesiams skaičiams. Turim 2 atsakymus. Šitą arba šitą. Ir viskas, 23 užduotis yra baigta. Dabar 24 žiūrim. 24 man atrodo visai įdomi, man pasirodė. Į ritinio formos indą, kurio pagrindu spindulys 6, įdėtas metalinis rutuliukas. Į indą įpilta tiek vandens, kad jo paviršius liečia rutuliuką. Tai čia pavaizduota, kaip matot. Šitoje vietoj. Pažymėję rutuliuko spindulio ilgį x, įrodykite, kad taip įpilto į indą vandens tūris yra v nuo x. Reikia tiesiog gaudyti tą tūrį. Tai vandens
tūris šitam vat rutuliuke bus, kur vat yra vanduo, tai šito kūgio tūris minus rutulio tūris. Mums tą maždaug reikia vat padaryti. Tai man atrodo, kad formulės tikrai yra formulynuose. Ritinio tūris. Koks bus ritinio tūris, bet mes norim skaičiuoti tik ten, kur yra vanduo. Ritinio tūris mes jį galim gauti į r kvadratu h. R mes žinom, kad yra 6, yra parašyta r lygu 6, pi yra pi. Kiek yra h? Tai h yra tiek, kiek liečia vanduo. Žinom, kad va šito rutulio tiek apačia, tiek viršus liečia tą vandenį. Tai jeigu spindulys rutulio yra x ir dar pereinam per x, tai čia h bus tiesiog tas pats, kas 2x. Turim 6 kvadratu, varitinio. 6 kvadratu, kas yra 36, padauginta iš pi, padauginta iš 2x. Ir mes gaunam 72 pi x. Ir galima pasitikrinti, ar gerai gavom. Vien tik palygindami čia skaičius, ką mums reikia įsireikšti ir ką mes gavom. Mes gavom 72 pi x, tai yra tūrio formuliai, vadinasi viskas gerai. Ir mums reikia dabar, kad gaut kiek yra vandens, tai iš v ritinio atimti v rutulio. Rutulio tūris irgi formulė turėtų būti. Rutulio tūris yra 4/3 pi r trečiuoju, bet mes čia rutulio r pasižymėjome kaip x, jau sek pi x trečiuoju. Ir žinoma, kad gaut vandens tūrį, mums reikia iš 72 pi x atimti rutulio tūrį, kas yra 4/3 pi x trečiuoju. Ir galim, žinoma, pasitikrinti, ar gavom čia tą patį, ką mums ir siūlo rasti. Gavom lygiai tą patį. Čia x intervalas parodytas tam tikras, nes jeigu ne šitam intervale, tada eina į minusą. Toliau, koks turi būti rutuliuko spindulio ilgis x, kad taip įpilto į indą vandens tūris būtų didžiausias. Šitą galim padaryti su išvestinė. Tai tiesiog išvestinė prisilyginti 0. Čia pažymėsiu kaip funkcija f nuo x, tada f išvestinė nuo x būtų. Čia x dingsta 72 pi, čia gautųsi 4 pi x kvadratu. Prisilyginam 0, tada 72 pi yra lygu 4 pi x kvadratu, pasidalinam viską iš 4 pi, gaunam 18 lygu x kvadratu. Tada, kadangi x yra spindulys, tai x daugiau už 0, tai čia, jeigu paimsim šaknį, gausim x lygu šaknis iš 18, kas yra 3 šaknys iš 2. Nes šita x reikšmė tūris bus didžiausias. 25. Turim vėlgi funkciją. Reikia nustatyti apibrėžimo sritį. Dabar, kadangi tai yra logaritmas, apibrėžimo sritis, puikiai žinom, kad jeigu yra log AB, tai B turi būti daugiau už 0. Čia lygiai tas pats apibrėžimo sritis, jeigu turim log 1/2 x kvadratu minus 7x plus 10. Tai tada x kvadratu minus 7x plus 10 yra daugiau už 0. Dabar jeigu prisilyginsim 0, galėsim įsispręsti diskriminantą. Ir diskriminantas gaunasi x lygu 5, x lygu 2 pagal Vieto teoremą. Tai galim išsiskaidyti kaip x minus 5 x minus 2 daugiau už 0, skaičių tiesiai 5, 2, jeigu daugiau už 5, tada plus, minus, plus, gaunam, kad apibrėžimo sritis yra nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 5 iki begalybės. Toliau mūsų prašo, raskite visas x reikšmės, su kuriamis funkcijos f nuo x reikšmės yra nemažesnės už minus 2. Nemažesnės tai reiškia didesnės arba lygios. Tai čia tik tais nelygybė. F nuo x yra log 1/2 x kvadratu minus 7x plus 10. Ir mums liepia rasti x'us, kurie yra didesni lygiai minus 2. Čia galima daryti realiai 2 būdais, arba kelti laipsnių, arba tiesiog logaritmų. Aš padarysiu logaritmų. Tai minus 2 persirašyti kaip logaritmo pagrindų 1/2. Tai mes gausim log 1/2 4 daugiau lygų log 1/2
x kvadratu minus 7x plus 10. Tai kadangi pagrindas yra mažesnis už 1, tai nuimant logaritmus ženklas keisis. X kvadratu minus 7x plus 10. Dabar tada gausim x kvadratu minus 7x plus 6 mažiau lygu 0. Vėlgi prisilygina 0 gausim sprendinius x1 lygu 1, x2 lygu 6. Skaičių tiesiai, jeigu pasižymėsim. Dabar su atviru 6 ir 1. Tai gausim, kad jeigu daugiau už 6, nes parabolė eis va taip, mums reikia mažiau. Tai bus šitos reikšmės nuo 1 iki 6, kada mažiau lygu 0. Tai su x intervalas nuo 1 iki 6, bet. Mums reikia dar pasižiūrėti, ar tai įeina į apibrėžimo sritį. Apibrėžimo sritis yra nuo minus begalybės iki 2 ir nuo 5 iki begalybės. Nes šitie intervalai kertasi tik tais čia ir čia. Tai tikras atsakymas būtų nuo 1 iki 2 ir nuo 5 iki 6. Viskas. Kita užduotis. Paveiksle pavaizduotos funkcijos f nuo x lygu x3 iš 216 grafikas, kurio liestinė taške A su OX ašimi sudaro kampą alfa ir žinoma, kad tangiant alfa yra lygi 2. Raskite taško A koordinatas. Kai matot, čia taškų gal ir nėra tiek daug, bet vienas kito kaip ir papildo šitai uždaviniai. Tai, neįsprendus pirmo nelabai išeis antras, ir po to nelabai išeis trečias, ir po to ketvirtas. Tai čia jau tokia užduotis, kur reikia gerai tikrai padaryti. Ką mes žinom apie tangentą? Mes žinom, kad A sudaro su OX ašimi tokį kampą, kurio tangentas yra 2. Mes žinom, kad tangent alfa yra lygu f išvestiniai nuo x0 ir tai yra lygu koeficientui k, lygties koeficientui k. Kaip mes randam koeficientą k, tai mes tiesiog surandam f išvestinę ir nuo kažkokio x. O tas a būtent ir bus mūsų tas liestinės x. Tai, ką galima padaryti, mes žinom, kad f išvestinė nuo x0 turi būti lygi 2. Tai pradžiai reikia paimti išvestinę funkcijos. Funkcija yra x3 iš 2016, tai turim 3x kvadratu iš 216 ir dar prastinasi. Gaunasi x kvadratu iš 72. Ir dabar mums reikia tiesiog, kad rasta tą x, mums reikia prisilyginti šitą 2. Jeigu prisilyginsim 2, taip nerašykit, rašykit atskirai. X kvadratu padalinti 72 lygu 2. Tada x kvadratu yra lygu 144. X lygu plus minus 12. Ir dabar pažiūrim, kur yra taškas A. Ar į teigiamą x, ar į neigiamą. Taškas A yra į teigiamą x reikšmę, vadinasi, mums tenka teigiama x reikšmė. X lygu 12. Bet mūsų prašė koordinatės, tai mums reikia rasti ir y. O y galim rasti tiesiog įsistatę čia x1 pasirašiau f nuo x1. Tada rasim, y1. Tai jeigu buvo x3, tai 12 trečiuoju padalinta iš 216. Gaunasi 8, vadinasi koordinatė, plus 12, 8 taško A. Parodykite, kad liestinės AB lygtis yra y lygu 2x minus 16. Gerai. Tai pradžiai, kai mes sudarom tas lygtis, bent jau aš tai naudoju tokią formulę y minus y1 lygu k x minus x1. Tai ką mes žinom, kad yra tangent alfa lygu 2. Tada y ir x čia yra visiškai atskiri dalykai. Ir x1, y1 yra štai čia. Tai yra tos liestinės, tas A taškas. Tai dabar tiesiog įsistatė labai paprastai y minus 8 lygu 2x minus 12. Gaunam, kad y lygu 2x minus 24 plus 8 ir iš čia gaunam y lygu 2x minus 16. Taip vat ir įrodėm. Raskite liestinį susikirtimą su OY ašimi taško B koordinatės. Reikia
turim šitą liestinę, mes jos lygti jau susiradom beje ir mums reikia rasti taško B koordinatės. Tai žinom, kad kadangi čia yra ant y ašies, tai x yra 0, tai mums reikia rasti y. Žinom, kad x lygu 0, y lygu 2 kart 0, 0, minus 16, tai taškas bus 0 ir minus 16. Labai paprasta užduotis. Ir priėjom prie 26.4 ir čia tikriausiai logiškai pati sunkiausia ir bus užduotis. Figūra ABO riboja funkcijos grafikas, liestinė AB ir OY ašys. Figūra AOC riboja funkcijos grafikas, OY ašis ir tiesė AC, kuri yra lygiai greti OX ašiai. Įrodykite, kad figūros ABO plotas yra lygus AOC plotui. Tai ABO ir AOC. ABO, žinoma, galima pakankamai nesunkiai rasti iš ABC ploto, bet tam reikia žinoti AOC plotą. Kaip dabar galima įrasti? Matom, kad jis yra šitame kvadrate ODA. AX yra 12, o Y yra 8. Vadinasi, to stačiakampio plotas bus 12 kart 8, kas bus 96. Dabar tam, kad rast tos nuspalvintos figūros AOC plotą, mums reikia iš 96 atimti ODA plotą. O ODA plotas, kaip matom, yra tiesiog šitos funkcijos nuo 0 iki taško A, kas yra 12. Tai nuo 0 iki 12. Tai galima tiesiog integruoti, kad rasti plotą. Integruoti nuo 0 iki 12 funkcija x3 padalinti iš 216, nu ir čia dx. Tai pradžiai 1,216 galima tiesiog iškelti prieš integralą, kadangi tai yra konstanta. Ir integruodami x3 gausim x4 iš 4 nuo 0 iki 12. Ir čia viskas sutvarkius, pasirašius, nu galima aišku parašyti 12 ketvirtuoju padalinti iš 216 kart 4. Nu ir čia viską gražiai sutvarkius mes gauname 24. Tai vadinasi, tos nuspalvintos AOC, jeigu neklystų plotas, yra lygus 96 minus 24, kas yra 72. Tai čia yra AOC plotas. Dabar ABO plotas bus tiesiog trikampio ABC plotas minus šitos dalies plotui. Šitos dalies plotas yra 72, o trikampio plotą mes galim susirasti. Tai tiesiog padauginti AC iš CB ir padalinti iš 2. AC yra 12, nes taško X koordinatė yra 12, dabar CO yra 8, taško A, Y koordinatė 8 ir OB yra minus 16. Tai einant nuo 8 iki minus 16 mes praeinam 24 Y. Vadinasi, plotas ABC bus lygus 12 kart 24 padalinta iš 2 ir tai bus lygus 144. Vadinasi, figūros OBA plotas bus lygus iš trikampio plotui, atėmę šitą integruotą plotą ir mes gausim 72. Tai reiškia, kad OBA plotas yra lygus AOC plotui. Ir šitą užduotis yra padaryti. Ten, man atrodo, gal biškai kitaip padaryta, bet rašyta tai yra ABO ir AOC. Tai tas pats. ABO lygu AOC. Šitą įrodė. Jei turim kitus uždavinius, 27. Duoti 4 teigiami skaičiai, 1, 2 ir 3 sudaro aritmetinę progresiją, o šių skaičių suma lygi 12, 2, 3 ir 4 skaičius sudaro geometrinę progresiją, jų suma lygi 19. Raskite šiuos 4 skaičius. Pradžiai pasivadinkime, kadangi pirmi 3 sudaro aritmetinę progresiją, jeigu pirmas yra x, antras yra x plus d, trečias yra x plus 2d. Tai x plus x plus x plus d plus d, nu tai 3x plus 3d yra lygu 12. Tai x plus d iš karto galima įsireikšti yra 4. 2, 3 ir 4 sudaro geometrinę progresiją. 2, 3 ir 4, tai antras yra x plus d,
Tada trečias bus x plus d kart q. Ir ketvirtas bus x plus d kart q kvadratu ir jų suma yra 19. Tai dabar iš čia galim susirasti q reikšmės, vien tik įsistatydami x plus d lygų 4. Turėsim 4q kvadratu plus 4q plus 4 minus 19 lygų 0. 4q kvadratu plus 4q minus 15 lygų 0. Diskriminantas 16 plus 240, kas yra 256, o šaknis iš diskriminanto bus 16. Tai vienas q sprendinys yra minus 4 minus 16 iš 8, minus 20 iš 8 ir čia gaunasi minus 2,5. Kitas sprendinys bus minus 4 plus 16 padalinti iš 8, gausis 12 iš 8, gausis 1,5. Dabar kadangi yra kalbama apie teigiamus skaičius, kaip matot pačiam uždavinyje, 4 teigiami skaičiai, vadinasi q negali būti neigiamas, tai q bus teigiamas. Tai šitas mažiau už 0 netinka, šitas tinka, šitą q naudot galim. Toliau mums reikia tą q kažkaip panaudoti. Tai žinom, kad trečias narys yra x plus 2d. O trečias narys taip pat yra x plus d kart q. Ir čia kokį triuką galima padaryti. Vietoj šito pasirašyti x plus d yra lygu x plus d kart q, nes mes žinom, kiek yra x plus d, kad tai yra 4. Tai 4 plus d yra lygu 4q, o q yra 1,5, vadinasi gaunam 6 ir tada d lygu 2. D lygu 2, tada jeigu x plus d lygu 4, tada x yra lygu 2. Ir iš čia galim rasti sprendinius. Tai pirmas skaičius yra 2, antras skaičius tada yra x plus 2 plus 2, nu tai 4. Trečias skaičius taip pat aritmetinės progresijos 6. Ir tada ketvirtas narys yra geometrinės progresijos, o vardiklis q yra 1,5, tai tiesiog 6 kart q, kas yra 6 kart 1,5, lygu 9, vadinasi, paskutinis skaičius yra 9. Atsakymas būtų 2, 4, 6, 9. 28 uždavinys. Taškai K ir M yra lygiai gretainio ABCD kraštinių BC ir CD vidurio taškai. Vektorių AD mums reikia išreikšti vektorių A, kas yra AM, ir B, kas yra AK. Visų pirma, galim pastebėti, kadangi K yra vidurio taškas, tai kad BK vektorius yra lygus 1/2 BC vektoriaus, o BC yra tas pats kas AD, tai 1/2 AD vektoriaus. Ir visą kitą galima jau tiek B, tiek A įsireikšti jau turint AD. Tai vektorius B bus lygus AB vektorius plus BK vektorius, kuris yra tiesiog AD vektorius iš 2. Ir A vektorius yra lygu AD vektorius plus DM vektorius, o TM vektorius yra tiesiog 1/2 AB vektorius, tai AB vektorius padalintas iš 2. Tada mums reikia rasti kažkokį būdą, kaip mums AB išprastinti. Tai matom, jeigu šitą dauginam iš 2, turim 2A vektoriai, yra lygu 2AD vektoriai plus AB vektorius. Ir dabar galėsim iš 2A vektoriaus, čia tik prie 2 neturi būti, tik prie A, minus B vektorius, tai tada AB išsiprastins ir mums liks 2AD vektoriai minus AD vektorius iš 2. Vėlgi galim pasidauginti iš 2, kad būtų paprasčiau. Tai turėsim 4A vektoriai minus 2B vektoriai ir lygu 4AD vektoriai minus AD vektorius. Ir čia atėmė 4A vektoriai minus 2B vektoriai yra lygu 3 vektoriai AD. Ir pasidalinę iš 3 gausim išraišką, kad AD vektorius yra lygus 4A vektoriai minus 2B vektoriai padalinta iš 3. Ir čia būtų atsakymas. Ir ką, liko tik 2 užduotis.
Prieš paskutinę užduotis tiesiai lygiagreti trikampio ABC pagrindui AC kerta kraštinės AB ir BC ir pusiau kraštinę BD atitinkamai taškuose EF ir G. Įrodykite, kad G yra atkarpos EF vidurio taškas. Žinoma, EF yra lygiagreti AC. Ir tai žinodami galim tiesiog eiti per panašius trikampius. Tai pilnų įrodymų nesakysiu, nes kad nešvaistyt biškį laiko, bet trikampis ABD bus panašus su trikampiu EBG pagal du kampus. Nes šitas kampas bus tas pats kas šitas ir B bendras, tai visi jie aišku lygus ir lygiai tokiu pačiu principu trikampis DBC yra panašus į trikampį GBF. O tai mums padeda. Mes galim dabar įsireikšti koeficientus, panašumo koeficientus. Tai AD iš EG bus tas pats, kas BD iš BG iš pirmo trikampių panašumo. Iš kito turim DC padalinta iš GF yra lygu. Ir vėlgi, kadangi ta kraštinė BD ir BG priklauso, ta pati kraštinė priklauso tiek šitiem dviem, tai vėlgi per ją galima pasidaryti, kad BD ir BG. Tai čia gausim iš vieno panašumo, čia gausim iš kito. Ir iš čia gaunam, kad AD iš EG yra lygu DC iš GF. Nes šitie du lygus, tai ir šitie du lygus. Ir kadangi pusiau kraštinė, čia yra pusiau kraštinė ir AD lygu DC, vadinasi ir EG lygu GF. O tai reiškia, kad G yra vidurio taškas. Įrodyta. Nu ką, paskutinė užduotis ir žinoma pati sunkiausia. Skamba štai taip. Mokslo metų gale mokiniai paprastai organizuoja išvykas. Vieni klasės mokiniai norėtų išvykus į Druskininkus, kiti į Birštoną. Ginčai spręsti padėjo klasės auklėtojas, matematikos mokytojas. Pasiūlęs tokį pasirinkimo būdą. Jis atnešė dėžę, kur yra 11 vienodų rutulių, su numeruotų skaičiais nuo 1 iki 11, ir paprašė šių mokinių atsitiktinai ištraukti po rutulį iš dėžės ir padėti ant stalo. Jei ištrauktų rutulių numerių suma yra nelyginis skaičius, tai vyksime į Druskininkus, o jei lyginis į Birštoną. Kokia tikimybė, kad klasė važiuos į Druskininkus? Čia tokia užduotis, kur tikrai reikia pagalvoti su tikimybė. Tai pradžiai pasirinkam atvejį AB, kas yra visiškas standartas, aišku. Atvejis A, tai kad suma bus nelyginis, tai į Druskininkus. Ir atvejis B, lyginis į Birštoną. Mums dabar reikia rasti atvejo A tikimybę. Galima padaryti su deriniais. Dabar matom, kad yra 6 nelyginiai skaičiai ir 5 lyginiai skaičiai. Dabar kada suma bus nelyginė? Tai jeigu bus ištrauktas vienas nelyginis, 5 lyginiai, 3 nelyginiai, 3 lyginiai, 5 nelyginiai, 1 lyginis. Ir dabar kaip paskaičiuoti su tais deriniais? Tai pradžiai, kiek iš viso yra galimų derinių. Ir kadangi čia galima skaičiuoti, nes nesvarbu, kokia tvarka mes įstrauksim tos skaičius. Kadangi tvarka nesvarbi, galima tiesiog su deriniais daryti. Tai iš viso derinių bus, skaičių bus 11, o renkasi 6 iš tų 11. Tada tikimybė, kiek bus derinių, kad ištrauktas vienas nelyginis ir 5 lyginiai, tai turi būti ištrauktas iš 6 traukimų vienas nelyginis ir dauginam, nes ir turi būti iš likusių 5 ištraukti 5 lyginiai. Tada plus kita tikimybė iš 6 pasirinkimų 3 padauginta iš likę 5 pasirinkimai ir 3 ir pridedam
paskutinę, tai iš 6 5 ir iš 5 1. Derinių formulė tai CNK n faktorialas padalinta iš k faktorialas kart n minus k faktorialas. Ir dabar pagal šitą tiesiog galima iš eilės skaičiuoti. Tai pirmas, jeigu dabar tai bus 6 faktorialas padalintas iš 1 faktorialo, kas yra 1, ir 6 minus 1 tai iš 5 faktorialo. O čia prastinsis, tai liks tik tais 6. Tai turim 6 kart. Tada 5 faktorialas padalintas iš 5 faktorialo ir 5 minus 5 tai 0 faktorialas. 0 faktorialas yra 1, čia viskas prastinas, lieka tik 1. Plius 6 faktorialas padalintas iš 3 faktorialo ir vėl 3 faktorialo. Ir šitas yra padaugintas iš 5 faktorialo padalinta iš 3 faktorialas 2 faktorialas. Nelabai yra vietos, tai tiesiog taip va šonu rašysiu. Toliau bus 6 faktorialas padalintas iš 5 faktorialo ir 1 faktorialo, tai vėlgi liks 6. Ir padauginta iš 5 faktorialo padalinta iš 1 faktorialo ir 4 faktorialas, tai liks tik tais 5. Viskas padalinta iš 11 faktorialas padalinta iš 6 faktorialas 5 faktorialas. Nu ir čia labai toks didelis gana reiškinys, tai tiesiog pasakysiu, kiek čia gaunasi. Čia gaunasi 236 padalinta iš 462. Ir dar prastinasi iš 2, tai lieka 118 padalinta iš 231. Tai būtų va tokia tikimybė. Ir jinai visai ir tada 1/2. Tai jo, būtų toks atsakymas čia su deriniais. Galima buvo ir kitaip, galima atvirkštiniu būdu galima paskaičiuoti b ir tada iš 1 atimti tikimybę b. Man atrodo, kad galima gal ir kitokiais būdais daryti, bet man atrodo, kad toks yra pats paprasčiausias. Tiesiog paskaičiuoji, kiek yra galimybių, kiek yra derinių iš viso. Kiekvienai tai galimybei atveju A sudalini, skaičiuotuvą panaudoji ir gauni atsakymą. Ir viskas. Viskas 7 užduotys gana drąsiai, manau, įveikiam. Žinoma, šita buvo pati sunkiausia, bet ir kitur buvo tikrai, kur pagalvo toks 2014 metų šitas VBA toks iš sunkesnių, sakyčiau, lyginus. Ačiū žiūrėjimą.